Ir mūsų studijoje vieši žinomas gamtininkas, rašytojas Saliamonas Paltanavičius, kuris išleido naują knygą Tadukas, Tadas ir svajonių paukštė. Sveiki. Gerą dieną. Saliamonai, kaip vienam puikiam gamtininkui kilo mintis parašyti knygą apie kitą iškilų gamtininką Tadą Ivanauską? Na, ta mintis kirbėjo labai seniai, turbūt apie daugiau kaip 50 metų. Mano amžius tai leidžia man tą daryti. Labai ilgokai kirbėjasi mintis. Jo, viskas prasidėjo tada, aš 7-okas, būdamas vaikas, parašiau profesoriui laišką. Tai buvo labai drąsu, kaip kaimo vaikui, bet aš jau paukštinėjau, stebėjau paukščius, papasakojau jam apie savo atradimus ir įsiunčiau į Obelynę, kuri yra prie Kauno, dabar beveik pačiam Kaune. Žinoma, profesorius garbaus amžiaus, tuo metu jau jis gyveno Kaune ir savo sodyboje tik tai vasarą būdavo. Todėl mane dingo laiškas, bet gegužės viduryje, atsimenu, ateina paštininkas kaimo, laiškanešys ir atneša profesoriaus laišką, atneša 2 knygas, o po 2 savaičių profesorius mirė. Ir aš supratau ir žinau pats savo visą gyvenimą, kad reikia dalintis. Ir reikia tikėti žmonėm, nes įsivaizduokit, rašyti kažkokiam vaikui kažkokį nežinomą kaimą, argi verta. Eidamas 88 metus, profesorius ėjo į Kauno centrinį paštą, ten pats iš to pašto, kadangi jo paties buvo ant siuntinio to jau suvynioto popieriaus, tokio rudo, kaip tuomet buvo ranka užrašyta adresas ir taip toliau. Ir aš visą laiką galvojau, kada nors parašysiu knygą apie profesorių. Tai tokia kaip duoklė įkvėpėjui? Ne duoklė. Duoklė yra labai negražus dalykas. Atsidėkojimas. Taip, padėkojimas ir priminimas galbūt kitiems. Taigi, bet užtruko todėl, kad visą laiką vis galvojau apie tą pačią formą. Šiaip savo parašyti, dėliojant skaičius, faktus, būtų lyg ir nesmagu, galų gale aš rašytojas. Tai tiesiog ėmė ir susidėliojo galvoje, kad turėtų būti apie visą jo gyvenimą. Tai taip ir atsirado Tadukas, Tadas, o svajonių paukštė yra kiekvieno svajonė. Ta dažniausiai, kurią tu vejiesi visą gyvenimą. Tai visa knyga pasakojimas apie tai. Aišku, ji galėtų būti labai stora, nes labai daug ką galima parašyti, bet aš iš to didelio profesoriaus gyvenimo išgrėbiau tai, kas galėtų būti labai paveiku ir kas įsimintų vaikams. Nes, šiaip ar taip, knyga nėra mano koks nors sportinis interesas ar kitų ją įsigyti ir turėti šiaip savo. Knyga turi duoti, mokyti. Aš vis prisimenu tą profesoriaus laiško poveikį ir jo atsiųstų knygų su autografais. Galvoju, pabandysiu ir aš. Knygoje pradedate istoriją nuo Tado Ivanausko vaikystės. Iš kur jūs pats sėmėtės informacijos, žinių apie jo gyvenimą nuo mažų dienų? Įdomu tai, kad profesorius savo knygose, kurių jis tikrai daug parašė, jis labai daug ką papasakojo apie save. Iš tikro, sakykime, štai mano rankose aš apsisprendžiu. Jo prisiminimų knyga, aišku, parašyta, nes profesorius 70-aisiais mirė. Tai sovietiniais laikais ji negalėjo būti išleista tada, nes ji per drąsi, ji per tiesmuka. Bet čia aprašoma viskas nuo pat vaikystės. Yra dar kitos knygos, kurios labai jautriai apie pietų Lietuvą, apie tą Baltarusijos kraštą, kur yra Lebiotka, profesoriaus Ivanausko gimtinė,
apie žmones, apie santykius tarp tautų. Taip, kad niekas iš kažkokio miesto, instituto ar tyrimų bokšto šito nesupras. Ta gali suprasti tas, kas ten buvo, kas gyveno. Tai skaitai ir supranti, kad tai yra tikra. Iš tikro gyvenimo visą tai. Na ir ši knyga Tadukas, Tadas ir svajonių paukštė labai gražiai iliustruota, skirta vaikams nuo 6 metų. Tad ką vaikai dar joje ras be paties Tado Ivanausko gyvenimo istorijos? Na, iš tikrųjų, ji, manau, ne tik 6 ar 9 metų ir vyresniem, ir tėveliam galbūt, kurie skaitys. Na, žinot, kiekvienas tekstas jis negali būti visai atviras, paprastas. Tu turi kaip tas skanus blynas, tu tik jį suvalgęs pajunti ir negali pasakyti, kuri dalis jo buvo skaniausia. Tai čia tas pats, tiesiog kaip sukurti tą atmosferą, įspūdį, kuris klausantis vaikui tiesiog ir patiktų, ir galbūt paliktų kažkokį tai norą, ką nors pakartoti, pačiam atrasti ir suprasti, kad visgi gal gamta yra labai įdomu. Žinoma, kai kurie dalykai buvo netai sunkus, kaip papasakoti šių dienų vaikui ir jo tėvam, ir pedagogam, kurie yra priversti kitaip kalbėti, kad Tadukas nuo 8 metų buvo medžiotojas. Jis turėjo tikrą šautuvą, turėjo savo šuniuką, taksiuką ir jis medžiodavo, jis preparavo paukščius, darė iškamšas. Bet šiandien gali suprasti, kad tai buvo pradžia. Jei kas nors netikit, užeikit. Kaunas, Laisvės alėja 106, zoologijos muziejus. Tai yra pradžia nuo to jaunuolio, vaiko ir jaunuolio darbo. Visa tai sukaupta milžiniška kolekcija. Ir viskas palikta Lietuvai. Už tai negavus nei cento. Na ir ta medžiotojo etiketė gal pas mus nuo sovietmečio šiek tiek yra pagadinta, bet Skandinavijoje kaip tik labai gerai vertiname. Tai Vokietijoje taip pat, jeigu kas nors pasako, kad mano dėdukas buvo medžiotas, tai visi supranta, kad tu esi jau iš gana tokios tvarkingos ir garbingos giminės. Tai arčiau gamtos ir daugiau apie ją žinai. Iš tikro taip. Tai ačiū Jums, ponė Saliamonai, o žiūrovus raginame pasiskaityti šią knygą ir daugiau sužinoti apie Tadą Ivanauską ir gamtą. Dėkui. Susitikim knygoje.